Sveiki, šiandien noriu Jūs supažindinti su informacijos šaltinių paieška O'Reilly duomenų bazėje. Bibliotekos svetainės puslapyje skiltyje Ištekliai pasirenkame elektroniniai ištekliai. Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse. Susirandame O'Reilly for Higher Education. Tai informacinių technologijų sričių ir kitų temų mokymas išteklių duomenų bazė, kurioje yra virš 46 000 elektroninių knygų, virš 4 000 interaktyvių kursų, vaizdo įrašų, audio knygų, ekspertų grojaraščių. Joje galima naudotis įprasta paieška, filtruoti rezultatus pagal temas, leidėjus ir kitą. Šios duomenų bazės išteklius galima rasti ir virtualioje bibliotekoje. Mokomieji bibliotekos lietuvių kalba bei O'Reilly for Higher Education duomenų bazės atstovų anglų kalba filmukai. Adresas naudotis kolegijos kompiuteriuose arba prisijungus kolegijos tinkle per VPN yra nuoroda ir galima atsidaryti instrukciją. Spaudžiame ant nuorodos, atsivėrusiame puslapyje paspaudžiame institucijos nėra ir suvedame savo kolegijos elektroninį paštą. O'Reilly duomenų bazėje yra įvairių temų – kompiuterija, duomenų inžinerija, dirbtinis intelektas, programavimas, saugumas, dizainas, verslas ir kitos temos. Kiekvieną temą galima atsirinkti, kokiame šaltinyje norime rasti. Knygos, kursai, vaizdo įrašai ir pagal šiuos kriterijus – leidėją, datą, aktualumą. O dabar išsamiai papasakosiu, kaip efektyviai rasti informaciją O'Reilly duomenų bazėje. Temų ir atsakymų paieška. Jūs dominančius temų atsakymus galite greitai gauti naudojantis Topics and Answers temų atsakymų skiltimis esančiamis O'Reilly duomenų bazėje. Topics naudokitės norėdami susipažinti su temos sritimi plačiau, rasti naujausią ir populiariausią turinį, rasti viską, kas įmanoma vienoje vietoje dominančią temą. Pasirenkame temą, pavyzdžiui, design, interaction design. Viršuje yra trumpas temos aprašymas, po temos aprašymų yra populiariausias turinys, šaltiniai. Žemiau yra visas prieinamas turinys, pasirinkta tematika. Meniu skiltyje Pradėti mokytis pasirenkame Answers. Informacijos galite ieškoti tūkstančiuose šaltinių, bet svarbu žinoti, ko konkrečiai ieškote temą. Puslapyje yra klausimų pavyzdžiai. Paspaudus ant jų galima matyti atsakymus į juos. Savo konkretų klausimą galima užduoti viršuje. Pavyzdžiui, What is data science? Per kelias sekundės gaunami rezultatai, kuriuose šaltiniuose yra aptikti užduoto klausimo atsakymo fragmentai. Atsakymai rastų šaltinių tekste yra paryškinti. Su rodykle galima peržiūrėti visus šaltinius, kuriuose yra aptiktas atsakymas. Paspaudę sužinoti daugiau, turime galimybę atverti pilną šaltinį. Galima naudoti ir šaltinio turinį arba pridėti į grojaraštį ir naudotis juo vėliau. Knygų paieška ir naudojimasis. Knygos galite ieškoti pagal jos pavadinimą arba temą, įrašydami svarbiausius temos žodžius pagrindiniame paieškos lange. Pavyzdžiui, data. Gavę paieškos rezultatus galime juos tikslinti ir atsirinkti. Pasirenkame knygos daugiau informacijos apie knygą. Galima rasti paspaudus ant knygos pavadinimo arba daugiau informacijos. Spaudžiame ant knygos pavadinimo. Dešinėje pusėje matome knygos turinį. Pasirinkus norimą skyrių atsidarome ir bet kada galime grįžti į knygos turinį.
Knygoje turime galimybę ieškoti ir konkretaus žodžio arba frazės. Pavyzdžiui, data. Atsiveria visi rezultatai, kur aptiktas užklausos žodis ar frazė. Nustatymuose galima pasikeisti teksto dydį, paryškinto teksto spalvą, paraščių plotį bei teksto šriftą. Knygą galima išsaugoti paspaudus Add to playlist ir savo profilyje šią knygą bet kada lengvai rasti ir skaityti. Radus svarbią informaciją, galime ją ir pasižymėti. Pažymime tekstą ir spaudžiame Highlight. Taip pat galime pridėti ir pastabą. Pažymėjus tekstą, spaudžiame Add Note. Ir išsaugome. Išsaugotą pažymėtą tekstą ir pastabas galima rasti savo profilyje Highlights. Vaizdo įrašų paieška. Jeigu norite ieškoti vaizdo įrašų pagal temą, įrašykite reikšminius žodžius viršuje, pavyzdžiui, data, ir pasirinkite vaizdo įrašai. Tikslinti paiešką dar galima viršuje pagal temą, leidėją, įrašo įvertinimą, datą ir kitus parametrus. Daugiau informacijos apie vaizdo įrašą galima rasti paspaudus ant vaizdo įrašo pavadinimo arba daugiau informacijos. Paspaudus ant vaizdo įrašo pavadinimo, dešinėje pusėje galime matyti turinį. Pasirinkus norimą įrašo dalį, galime atsidaryti ir bet kada grįžti į turinį. Vaizdo įrašą galima ir išsisaugoti paspaudus Add to playlist, pridėti į grojaraštį ir savo profilyje bet kada pasižiūrėti, lengvai rasti ir peržiūrėti. Paspaudžiame tęsti ir galime atsidaryti įrašą ir jo klausytis. Garsą, vaizdo kokybę, antraštes ir kitus parametrus galima redaguoti vaizdo įrašo apačioje dešinėje pusėje. Nukopijuokite vaizdo įrašo svetainės adresą ir dalinkite su kitais kolegomis, kurie turi O'Reilly duomenų bazės paskyrą. Grojaraščių kūrimas ir dalijimasis. Kiekvienas vartotojas, suradęs naudingą informaciją, gali ją išsisaugoti ir dalinti su kitais. Galima išsisaugoti visus šaltinius O'Reilly duomenų bazės profilyje, įskaitant kursus, vaizdo įrašus, knygas. Įrašius reikšminius žodžius, pavyzdžiui, data, atsidaro paieškos rezultatai. Prie rasto šaltinio viršuje dešinėje pusėje galima pridėti šaltinį į savo grojaraštį arba atverti šaltinį dabar. Atsidarius šaltinį, pavyzdžiui, knygą, dešinėje pusėje taip pat yra galimybė pridėti šaltinį į grojaraštį arba peržiūrėti turinį ir radus naudingą skyrių, įdėti jį į grojaraštį. Jeigu jau turite įsisaugoję grojaraštį, jį matysite paspaudę Add to playlist. Jeigu neturite, galima susikurti naują. Galite susikurti grojaraščio pavadinimą, trumpą aprašymą ir grojaraštį išsaugoti. O'Reilly profilyje Playlist matysite visą išsaugotą svarbią informaciją, naudingus šaltinius. Išsaugotus šaltinius kitą kartą prisijungę prie duomenų bazės galėsite lengvai atsidaryti ir iš karto naudotis. Taip pat galima suskirstyti išsaugotus šaltinius pagal šaltinio tipą Add Section. Jeigu yra du išsaugoti šaltiniai, knyga ir vaizdo įrašas, atsidarius vieną, dešinėje pusėje galima spausti Add Section. Taip pat sukurti pavadinimą
trumpą aprašymą ir išsaugoti. Jūsų grojaraštis yra privatus, tačiau jį galima nustatyti matomą ir kitiems vartotojams. Jeigu norite tai padaryti, spauskite dalintis ir atsidaro 3 pasirinkimai. Pirmasis yra privatus, antrasis gali peržiūrėti visi Kauno kolegijos darbuotojai ir studentai ir trečiasis yra viešas, vadinasi, gali peržiūrėti visi turintys O'Reilly duomenų bazės paskyrą. Asmeniniame grojaraštyje paspaudus Discover galima matyti ekspertų grojaraščius tose srityse, kurios jūs domina, taip pat ir organizacijos grojaraščius. Taip pat galima rasti grojaraščius įrašius paieškoje reikšminius žodžius ir pasirinkus playlist. Kairėje galima išsifiltruoti pagal grojaraščių prieinamumą, ekspertų, jūsų organizacijos ar vieši ir pagal aktualumą, populiariausi pagal datą ir paskutinį kartą atnaujinti. Kursų paieška ir naudojimasis. O'Reilly duomenų bazėje galima rasti ir įvairių sričių kursų. Skiltyje pradėti mokytis pasirenkame kursai. Kursai skirstomi pagal darbo pobūdį ir pagal įgūdžius. Pasirenkame pagal darbo pobūdį Data Scientist ir pasirenkame įgūdžius. Pavyzdžiui, suvedame Data ir pasirenkame Data Visualization. Galime arba išsisaugoti, arba pasirinkti kitus įgūdžius. Pasirenkame Choose a Different Role ir galime pradėti iš naujo, rinktis pagal pageidaujamus įgūdžius. Pavyzdžiui, Data Science ir išsaugome. Kairėje pusėje yra kursų lygiai – pradedantysis, įgudęs ir pažengęs. Pasirinkus kitą lygį galime spausti taikyti. Visada galima keisti savo išsaugotus pasirinkimus Edit your learning preference. Paspaudus ant kurso pavadinimo atsiveria kurso aprašymas, trukmė, įvertinimas, apačioje yra kursų turinys. Paspaudžiame pradėti ir galime klausytis kursų. Dešinėje pusėje galima kursus pridėti į savo grojaraštį ir klausytis kursų vėliau. Kursų galima ieškoti ir pagrindinėme paieškos lange. Pavyzdžiui, suvedus duomenų bazės ir rinktis kursai. Tai gali būti naudinga duomenų bazė jūsų studijoms ir mokslui. Jei kyla klausimų ar norite pasikonsultuoti informacijos šaltinių paieškos ir naudojimo klausimais, prašome kreiptis į biblioteką. Taip pat kviečiame naudotis ir kitomis duomenų bazėmis.